Parodysiu jums grilį. Grilis, pats ilgiausias grilis. Va, kokio ilgumo grilis. Va, kaip čia degina mėsą. Tai va, aš jums dar parodysiu iš priekio. Grilis kokio ilgumo, nežinau kiek metrų. Mėsa, mėsytė sukabinta, tai yra gotmyt, tai vadinasi kažkia oška, tai va, oškos, kalnų oškos čia atėjo chebra pavalgyti. Aš iš pradžių nesupratau iš išorės, kai ėjau prie jūros ir galvoju, va ten va jūra, matote, ten jūra. Ar ne, aš kai ėjau, sakau, pro gatę žiūriu, kas čia per barjeras, o žiūriu, kad barjeras, vienu žodžiu, grilis. Vat chebra. Vat ką reiškia, kaip dirba mėsaėdžiai. Vegetarai tokių dalykų nepadaro, nesumąsto. Ir jie davai kapoja, pažiūrėkit, kokios geros energijos, kaip jie įsijungia, kapoja mėsaėdžiai. Va, sako, skraido mėsos kaulai. Va, be gailesčio. Surenka paskui mėsytę ir tie kiti, kurie laukia eilėj, vienu žodžiu, varo, greitai čia, trak. Vienu žodžiu. Tai va, vienu žodžiu, aš jums nufilmuoju visą operaciją, kaip vyksta. Va, čia jie suskaldo, supjausto, o čia išbadėjusi eilė laukia prieiti savo mėsgaliuko. Tai ką jūs norit pakeisti čia šitam pasaulyje? Pažiūrėkit, kiek yra veikėjų, kurie nori pagriaužti mėsytės. Su muzika griaužiam ir skaldom. Davai, jūs prieki. La. Pažiūrėkit, kokie veideliai visi pastenginti. Duosim, graušim